Sveiki visi. Malonu šiandien jūs matyti susirinkusius į renginį, pasiklausyti gairių pareiškėjam apie komercializavimo priemonę. Džiugu, kad rudenį pradedam šią naują priemonę, kuri prisidės prie įmonių produktų, paslaugų ir technologijų pateikimo į rinką, padės įmonėm augti, komercializuoti savo sukurtas produktus, paslaugas ir technologijas. Taigi, šiandien kalbėsim apie įmonių produkto komercializavimo priemonę ir kaip geriau pasirengti, dalyvauti joje, kaip teikti paraiškas, kokie galimi pareiškėjai, kokie tinkami produktai ir taip toliau. Taigi, pradėsiu nuo to, kad ką šiandien jūs išgirsite. Tai pirmiausia, pristatysim savokas, nes priemonė visą laiką yra susijusi su tuo, kad naudojami tam tikri terminai ir tam tikros savokos. Taip pat pristatysiu, kas gali dalyvauti priemoniai, kokie galimi pareiškėjai, kokie yra tinkami reikalavimai projektams. Toliau, kad galėtume tinkamai susiplanuoti išlaidas, pristatysiu bendruosius finansavimo principus ir taip pat, kad žinotumėte, ką atkreipti dėmesį, atrankos kriterijus. Taigi, pradėsim nuo pačios priemonės. Kas tai yra per priemonę? Priemonė yra skirta įmonėm paskatinti inovatyvių produktų komercializavimą ir tam komercializavimo veiklom finansavimo skirimui. Pagrindinis šios priemonės tikslas yra skatinti įmonių inovacinę veiklą, komercializuojant produktus, kurie kuria didesnę pridėtinę vertę lyginant su tradiciniais ir buvo sukurti vykdant mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą arba inovacinę veiklą. Taigi, kadangi šnekam apie inovacijas, jeigu žiūrėti erdvėje ir teisės aktuose, kas tai yra inovacija? Inovacija tai yra naujas arba patobulintas produktas ar procesas arba jų derinys, kuris reikšmingai skiriasi nuo ankstesnių subjektų produktų, sukurtų produktų ar procesų ir kuris produktas yra pateiktas potencialiam naudotojam arba kuris procesas subjekto yra naudojamas, tai yra įdiegtas į rinką viešo valdymo, socialinę kultūros sritį. Taigi, inovacijos gali būti įvairios. Gali būti įmonės inovacija, gali būti rinkos inovacija, o gali būti inovacija tarptautiniu mastu. Pavyzdžiui, jeigu įmonė iki šiol neturi klientų valdymo duomenų bazės tokios kaip CRM ir jinai jį įsidiegs, tai skaitysis inovacija įmonės mastu, nes įmonė to neturėjo. Tačiau jeigu pasižiūrėtume į rinką, rinkoje CRM yra labai daug versijų, daug kas jos turi ir jas yra įsidiegę. Taigi, rinkos mastu tai jau nebesiskaitys inovacija, nes toks produktas jau yra rinkoje. Todėl, teikiant paraišką, turėtumėte atkreipti dėmesį, kokią jūs inovaciją norite finansuoti ir kokį produktą jūs norit pateikti rinką. Ar produktas aktualus bus tik jum ir jūsų įmonei, ar produktas iš tikrųjų aktualus Lietuvos rinkai ir jo dar nėra, o galbūt tai yra aktualu pasaulinėje rinkoje. Toliau. Kalbama apie komercializavimą. Tai kas tai yra? Tai yra veiklų visuma, kuria siekiama palengvinti produkto paslaugos pardavimą ir arba užtikrinti, kad produktas pagaliau pasiektų vartotoją. Taigi, pati esmė, kad šią priemonę mes skatinsim veiklas, kad jum palengvinti tą produkto paslaugos ar technologijos pateikimą į rinką ir kad jūsų sukurtas rezultatas pasiektų patį vartotoją. Taigi, visame apraše ir visur susidursit su tą savoką komercializavimas ir tai reiškia trumpai produkto pateikimas į rinką. Toliau, kadangi apie savokas apšnekėjome, kalbėsime apie pareiškėjus. Taigi, kas gali dalyvauti ir būti pareiškėjais šioje priemonėje? Tai pirmiausiai pradėsim nuo to, kad pareiškėjas yra privatus juridinis asmuo atitinkantis labai mažos įmonės ar vidutinės įmonės status. Tai reiškia, kaip yra verslo plėtros įstatymo apibrėžta įmonių savokose ir kas yra privatus juridinis asmuo, tai reikėtų į tą atkreipti dėmesį. Esminė matyt sąlyga, kad įmonių darbuotojų skaičius įmonėje neviršytų 250 darbuotojų ir apyvarta neviršytų 40 milijonų.
Tai visa kita kiti yra tinkami pareiškėjai, kurių šie rodikliai yra mažesni. Ir taip pat siūlau atkreipti dėmesį tai, kad tai yra privatus juridinis asmuo. Reiškia, yra netinkami pareiškėjai viešosios įstaigos asociacijos, nes tai laikoma, kad tai nėra privatus juridiniai asmenys vykdantis ekonominę veiklą. Kitas labai svarbus yra kriterijus, kad bus vertinama, ar pareiškėjas vykdo aktyvią ekonominę veiklą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jo praeitų metų metinė apyvarta yra ne mažesnė kaip 5 000 eurų. Jeigu įmonė veikia mažiau negu metus, tai nuo įsteigimo iki paraiškos pateikimo dienos irgi turi būti apyvarta 5 000 eurų. Tai parodys, kad įmonė šiek tiek jau vykdo ekonominę veiklą, taip pat, kad įmonė kuria produktus, kadangi pačiam produkto sukūrimui mes neteikiam finansavimo, mes teiksim jau vėlesniam etapui finansavimą, kai norima produktą pateikti į rinką. Taip pat yra aktualu, kad pareiškėjas būtų vykdęs įsipareigojimus susijusius su mokesčių sumokėjimu, kad būtų deklaruotos ataskaitos registrų centre, kai yra standartiniai reikalavimai, kurie taikomi visose priemonėse ir kas jau bandė bet kurioje priemonėje dalyvauti, jos žino, plačiau jūs galite apie juos pasiskaityti aprašo antrame skyriuje. Taip pat yra svarbu, kad pareiškėjas turėtų teisę gauti de minimis pagalbą. Kaip žinote, de minimis pagalba tai yra pagalba teikiama įmonėm, kuri negali viršyti 200 000 per pastaruosius 3 metus. Tai tą reikėtų pareiškėjui atkreipti dėmesį, įsivertinti save ir kaip planuojate teikti paraišką. Jeigu kyla klausimų, visą laiką galite pasiskambinti, kreiptis į mus ir mes pakonsultuosim ir kartu pasinagrinėsim, ar tinkamas jūs esate pareiškėjas. Toliau, kai išsiaiškinom, koks gali būti pareiškėjas, perinam prie reikalavimų projektams. Projekto veiklas jūs galite planuoti laikotarpį nuo kvietimo paskelbimo iki gruodžio 10 dienos. Kadangi tai yra finansavimas iš biudžetinių lėšų, todėl jisai nesikelia į kitus metus, periodas yra neilgas, bet siekiant, kad turėtų skatinami pobūdį, veiklos gali būti pradėtos nuo rugpjūčio 28 dienos ir turi būti pabaigtos iki šių metų gruodžio 10 dienos. Taip pat yra svarbu, kad projektas įgyvendinamas be partnerių, tai reiškia, visas veiklas turite vykdyti jūs patys, galite tik pirktis tam tikras paslaugas. Toliau projekto numatomas pasiekti rezultatas turi būti rinkai pateiktas produktas. Jisai bus skaičiuojamas po projekto pabaigoje, pasibaigus projektui, bet visos veiklos turi būti nukreiptos projekte į tai, kad jūs galėtumėt pateikti produktą į rinką ir tos veiklos prisidėtų prie to pateikimo. Taip pat turi būti projekto aprašyme pagrįsta projekto reikalingumas rezultatui pasiekti, nurodyti tikslai, uždaviniai, aprašytos, kokias planuojate veiklas, kurios prisidės prie rezultato pasiekimo. Toliau, kai jau žinom, kokį projektą rengiame, matyt, aktualiausias klausimas, kiekgi aš pinigų gausiu. Tai yra projekto finansavimas. Tai pats biudžetas nėra ribojimas, jūs galite planuotis jį ir 20 ir 15 tūkstančių ir didesnį pagal jūsų poreikį, tačiau atkreipiu dėmesį, kad mes finansavimą skirsime tik 10 000 eurų. Tai reiškia, visas veiklas, kurias jūs planuosite, įsivertinat ir iš mūsų galite tikėtis 10 000 eurų subsidijos. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad finansavimo intensyvumas yra iki 80% intensyvumo nuo prašomos sumos. Tai reiškia, jūs galite prašyti ir deklaruoti mums kaip tinkamas išlaidas 10 000 eurų, tačiau tuo metu finansavimo intensyvumo 80% jūs gausite 8 000 eurų. Jeigu jūs norit gauti visus 10 000, tai jūsų biudžetas turi būti 10 000 plus dar 20%, tikintis, kad finansavimo intensyvumas bus 80%.
Taip pat pasikartosiu, kad skiriamas finansavimas didmeninis pagalba ir ypač tos įmonės, kurios jau dalyvavo kitose MT priemonės, kaip pavyzdžiui Nostartas ar Inočekiai, ar dalyvavo naujos galimybės priemonės, kur naudoja didmeninis pagalba, turėtų įsivertinti, norint dalyvauti šioje priemonėje, ar jos turi pakankamai didmeninis pagalba. Aišku, jinai nėra didelė, 10 000, tai dažnai įmonė gali surasti tas lėšas ir galbūt turi neišnaudojusi dar, todėl tikėtina, kad jinai galės dalyvauti šioje priemonėje ir gauti finansavimą. Toliau, kokios gi veiklos galimos projekte. Tai finansuojamos yra 3 veiklos: dizaino veikla, rinkodaros ir prekių ženklų vertės kūrimo veikla ir veikla susijusi su intelektinė nuosavybė. Kasgi tas veiklas gali apimti? Tai pirmiausia, dizaino veikla. Tai veikla apimanti produkto formos ar išvaizdos ar struktūros sukūrimą, kuri prisidėtų prie sukurto produkto patrauklumo arba funkcionalumo padidinimo. Tai reiškia bet kurios dizaino paslaugos. Pavyzdžiui, jūs sukūrėt gal naują arbatos rūšį ir kad norite tą arbatos rūšį pateikti į rinką. Kad pateikti arbatą į rinką, jums reikia ir arbatos pakuotės dizaino, reikia galbūt ir tų pačių maišelio dizaino. Tai jūs galite pirkti dizaino paslaugos, kad sukurtų inovatyvų dizainą produkto pateikimui į rinką. Ir taip jūs turite ir sukurtą pakuotę, naują, inovatyvę, galbūt patrauklią vartotojui ir tada pakuojate savo naują produktą, naujas galbūt vaistažolės, galbūt unikali arbata, kuri padeda imunitetui ir pateikėt ją į rinką. Taip tinkamos yra paslaugos dizaino, jūs gaunat kompensaciją už dizaino išlaidas ir produktą turime rinkoje. Taip pat yra rinkodaros ir prekių ženklų vertės kūrimo veikla. Į tai įeina ir Facebooko reklamos, ir Instagramo reklamos, ir kita visa rinkodarinė viešinimo veikla, kuri padarys jūsų produktą matomą, pateiksi vartotojai. Vartotojai apie jūsų produktą galės sužinoti labiau ir jūs galėsite šios reklamos pagalba įeiti į rinką ir būti patrauklesni vartotojai. Kita veikla, kuri finansuojama, yra veikla susijusi su intelektinė nuosavybė. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad jūs galite pirktis intelektinės nuosavybės, patirti intelektinės nuosavybės išlaidas, išskyrus patentavimo ir dizaino registravimą. Tai reiškia, jeigu jums produktą pateikti į rinką reikalinga papildomai kažkokios licenzijos, galbūt reikalinga produktą sertifikuoti, nes be sertifikavimo jūs negalite jo pateikti į rinką, neturėdami atitinkamų sertifikatų. Tai šios išlaidos yra tinkamos, tik reikėtų atkreipti dėmesį, kad jos turi būti patirtos projekto laikotarpiu, šita veikla turi būti įgyvendinta ir rezultate jūs jau turėdami, pavyzdžiui, sertifikatą, kad ir spalį ar lapkritį, jūs jau galite pristatyti lapkričio pabaigoje ir gruodį jūsų planuojamą produktą į rinką. Tai dar kartą pasikartosiu. Išskyrus patentavimo ir dizaino registravimas, tai reiškia, kad įsigyti patentą, registruoti patentą jūsų sukurtos technologijos ar jūsų naujo sukurto produkto ar sukurtą naują dizainą per šį projektą jūs negalite. Panašios išlaidos galimos kitose priemonėse, todėl galite pasidomėti ir būtent šias išlaidas patirti vykdant kitų priemonių projektus. Tai trumpai apie finansuojamas veiklas ir tose veiklose, kokios galimos būtų išlaidos. Tai išlaidos gali būti tiesioginės ir netiesioginės. Tiesioginės tai bus tos išlaidos, kurios tiesiogiai prisidės prie jūsų veiklos ir produkto pateikimo ar paslaugos į rinką. Ir netiesioginės išlaidos tai dažniausiai būna administracinio pobūdžio išlaidos, kurios kaip ir papildomai reikalingas, kad projektas būtų įgyvendintas, tačiau tiesiogiai prie pačio
projekto neprisideda. Tai netiesioginės išlaidos yra iki 4 procentų tiesioginių išlaidų, tai fiksuota suma, už jas nereikės atsiskaityti ir tiesiog jų nereikės pagrįsti ir tiesiog jos skaičiuosis nuo tinkamų tiesioginių išlaidų. O tinkamos tiesioginės tai yra projektą vykdančio personalo darbo užmokestis. Pavyzdžiui, galbūt jūs nepirksite dizaino paslaugų, o projektą vykdantis personalas, jūs turite pas save dizainerį, kuris jums ir sukurs dizaino formą ir dizaino maketą. Galbūt jūs turite skaitmeninės rinkodaros specialistą, tai vietoj to, kad jūs pirktumėt paslaugas iš Facebooko, jūsų skaitmeninės rinkodaros specialistas pats kurs skaitmeninį turinį, diegs į mediją ir taip jūs mokės tiesiog jam darbo užmokestį ir paslaugų nebus perkama. Taip pat be darbo užmokesčių jūs galite įsigyti intelektinės nuosavybės apsaugos ir teisių ją įsigijimo paslaugas. Tai yra tos pačios sertifikavimas, tas pats licenzijavimas, tai kad kreipkite dėmesį, tas pats galbūt jums reikalingas koks nors patentas, kurį galite nusipirkti. Rinkodaros, kaip ir minėjau, yra viešinimas ir reklama. Ir dizaino paslaugų įsigijimas, tai taip, galbūt jums reikia pramoninio dizaino tam tikram produktui, galbūt reikia pakuotės dizaino ir kitos reikalingos dizainerio paslaugos, tai jas irgi galima įsigyti. Ir toliau yra netiesioginės išlaidos, kaip ir minėjau, 4 procentai projekto administravimo. Toliau pereisiu prie pagrindinio dalyko. Taigi, kadangi jau galvom, kad galime steigti paraišką, esam tinkami pareiškėjai, žinom, kokių mums reikia paslaugų ir išlaidų, taigi kada jūs galite teikti paraiškas. Paraiškos teikiamos iki šių metų rugsėjo 27 dienos 24 valandos. Tai reiškia iki pat vidurnakčio. Paraiškas teikėte elektroniniu paštu agentūrai, paraiškos eta inovacijų agentūra LT. Užpildot paraiškos formą, kur yra aprašo pirmas priedas, taip pat yra atskirai kvietime ištraukta paraiškos forma, kurią paspaudus galite atsisiųsti ir pildyti vordinę versiją. Paraiška turi būti pasirašyta elektroniniu parašu ir su paraiška jūs turite pateikti šiuos papildomus dokumentus. Tai yra smulkio ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija. Pagal šią statuso deklaraciją mes nustatome jūsų įmonės dydį, taip pat matome jūsų apyvartas. Tai ją reikia užpildyti, irgi formą jūs galite rasti kvietime ir jinai turi būti irgi pasirašyta įmonės vadovo. Toliau yra vienos įmonės deklaracija. Per šią deklaraciją mes matom jūsų susijusias įmonės ir galime vertinti jūsų įmonės dydį. Ar jūs turite susijusių ar neturite. Kartais būna, kad per susijusias įmonė iš labai mažos tampa vidutinė, iš vidutinės tampa didelė, tai tą reikėtų įsivertinti ir šita deklaracija irgi yra reikalinga. Toliau yra deklaruotų išlaidų sumas paraiška pagrindžiančius dokumentai teikiami, tai reiškia komerciniai pasiūlymai. Arba galbūt jūs turite ilgalaikės sutartis, tai tiesiog turite įprastus tiekėjus nuolatinius, tai galite pateikti nuorodas tas sutartis arba išrašus iš tų sutarčių, kad pasigrįsti kainą. Toliau yra, jeigu numatote darbo užmokestį, tai pateikėt narių, darbo komandos narių kompetencijas pagrindinčius dokumentus, tai dažniausiai būna gyvenimo aprašymas arba darbo patirties aprašymas, kur matytųsi, kad būtent jūsų planuojamas samdyti ar dizaineris, ar programuotojas, arba skaitmeninės rinkodaros specialistas turi tos srities patirties ir gali gyvendinti projekto veiklas. Ir toliau įmonės, čia gal aktualu tiem, kas jau vykdėm te veiklas ar turėjo įgyvendintus te projektus, pateikė įmonės veiklą įrodančius dokumentus, tai reiškia projektų pavadinimus,
jeigu deklaruoja dabar statistikos departamentui statistinius duomenis, kad vykdom TEF veiklą, tai šios dokumentus siekiant įrodyti, kad įmonė vykdėm TEF veiklą. Toliau, kokiegi atrankos kriterijai bus taikomi? Tai pirmiausia, gavus paraišką bus atliekami 2 vertinimai. Vienas yra bendrųjų reikalavimų atitikties, kitas jau yra naudos ir kokybės, tai atrankos kriterijų vertinimas. Per bendruosius reikalavimus mes patikrinsim, ar jūsų paraiška yra tinkamai užpildyta, ar pateikti visi dokumentai, ar jūs tinkamas pareiškėjas, nesat viešoji įstaiga ar didelė įmonė, ar galite gauti de minimis. Jeigu kartais pamirštate pridėti kažkokį dokumentą ar pridėti priedą, nereikia pergyventi, dėl to paraiška nebus atmesta. Bendrųjų atitikties reikalavimų vertinime mes paprašysim jūsų patikslinti, jeigu tam tikrų dokumentų trūks, ar siekiant užtikrinti, kad viskas būtų tinkamai pateikta, tai galėsime jūs kreiptis ir jūs galėsite patikslinti. Tik atkreipiu dėmesį, turinio paraiškos tikslinti negalėsite, nes turinys yra netikslinamas ir vertinama pagal tai, ką jūs užpildote. Įvertintus bendruosius atitikties reikalavimus, tai administracinį vertinimą atlikus, vertinami atrankos kriterijai. Tai atrankos kriterijų yra 3 pagrindiniai, už kiekvieną jūs galite gauti maksimaliai 5 balus. Tai yra produkto verslo plėtros potencialas, produkto inovatyvumas ir inovacijos naujumas. Tai vertinami šitie 3 kriterijai. Tai produkto verslo potenciale vertinami jūsų rinkos potencialas, ar produktas turi didelį potencialą, ar jisai jau yra rinkoje, galbūt tas produktas, kurį norit jūs pateikti rinkas, aktualus tik tai keliom įmonėm ir yra tik tai nišinis, galbūt jau analogai yra rinkoje. Tai šitam kriterijui būtent bus vertinama produkto verslo plėtros potencialas, produkto inovatyvumas, tai vertinama ar inovacija įmonės mastu, ar rinkos, ar tarptautinė mastu, galbūt jūs darot atviras inovacijas ir darysit didelį rinkos proveržį su savo naujų produktų. Ir paskui inovacijos naujumas. Tai vėlgi, ar jau yra tas, ar tai nėra. Įvertinus šios 3 pagrindinius kriterijus bus vertinami prioritetiniai kriterijai. Tai yra, už prioritetinius kriterijus skiriamas po 1 balą gali būti, jų yra 2. Tai yra, ar pareiškėjas yra įgyvendinęs mokslinių tyrimų ekscelencijos plėtros ir inovacijų projektus. Tam pagrįsti gali būti pateiktos viešos nuorodos arba projektų pavadinimai, kuriuos jūs vykdėt. Ir taip pat ar yra pareiškėjas deklaravęs apie veiklos vykdymą valstybės duomenų agentūrai už praeitus metus. Tai dabar taip vadinasi statistikos departamentas, kas dar nėra susidūręs, valstybinė duomenų agentūra. Tai tiesiog, jeigu norit papildomo balo, jūs turite teikti ten deklaracijas, kad vykdėte TEF veiklą. Ir pats vertinimas, tai maksimaliai jūs galite surinkti 17 balų. Tai jeigu jūs iš kiekvieno kriterijų surenkat 5 balus plus 2 prioritetiniai, viso 17. Kad paraiška patektų į finansuotinų projektų sąrašą, minimalus balų skaičius yra 8. Tai reiškia, iš 3 kriterijų bent turit rinkti vidurkį ir paskui galit neturėti net ir prioritetinių kriterijų. Jeigu surenkama yra vienodas balų skaičius, reitinguojama pagal pateikimo laiką. Tai laikas pateikimo renkant vienodą balų skaičių yra svarbus, bet jeigu balai išsiskiria ir turit kitų prioritetų, tai tiesiog patys įsivertinkite, ar labai skubėti paraišką teikti, ar galite laukti paskutinės minutės. Ir toliau, kaipgi bus atsiskaitoma, kai jūs pabaigsite projektą. Tai projekto įgyvendinimo ataskaitos teikiamos iki gruodžio 15 dienos. Teikiama yra įgyvendinimo ataskaita ir rezultatas, išlaidų pagrindimo dokumentai nėra teikiami, nebent mums kils klausimų ir galim paprašyti juos patikslinti. Įvertinimus ataskaita, visas išmokėjimas visų lėšų bus iki gruodžio 31 dienos.
Kadangi tai yra biudžetinės lėšos, visos lėšos bus pervestos šiemet. Tai trumpai būtų tiek apie šią priemonę. Jeigu kyla klausimų, visą laiką galite skambinti, rašyti ar kreiptis tiesiogiai, stengsime padėti atsakyti, kad būtų kuo daugiau sėkmingų paraiškų. Ir ačiū už dėmesį.